7:30. Judinamės, Marius jau gamina mums pusryčius. O mes renkamės visus daiktus. Vienas nuėjo. Atsibodo laukti. Pirmyn. 1, 2, 3, pirmyn. Dar spėsim padaryti. Gerai, šiukšlių maišas kaip visada. Ir nedabaigtas vynioti, nes Kurį nešimės? prie kavytės išgersim miestelį. 9 ryto, 6 diena prasideda, paliekam šitą labai smagią vietą. Atsikėlėm 6:30, išjudam tik 9 šiandien. Galvom, nebuvom. 7 dieną, 6. 7, o ką aš pasakiau? Oikta. Nu tai ačiū. Na, Pradedam kelionę, ne? Kelinta diena? 7. 7 diena. Ir ką? 1, 2, 2, 3, 3, pirmyn. Lieva šitas. Jo, Dar per kartą. Kaip darom? Gerai. Tai tu užvesk, sakyk. Ne, davai, tu sakyk 7 dieną, Šveicarija ir tada dedam rankas į Tu sakyk 1, 2, 3, o aš sakysiu pirmin. Gerai. Jau 7 diena. Ko tu stovi? Tau reikės sakyti Šveicarija. Ai, nu gerai. Per naujo. 1, 2, 3. Šveicarija. Gerai, iš naujo. Jau 7 diena. Šveicarija. 1, 2, 3, tu sakai, tu turėsi, sakai, nečiukliai skrydą. Man sudaužysit šitą. Per naujo. Tai kaip 5 turi būt? bandymas. Aš sakau 7 diena. Diena, jisai sako Šveicarija, o tu sakai 1, 2, 3, o aš sakau tik pirmin. Gerai. 1, 2, 3 tik pirmyn, o kada ranką sudedam? Tai aš Nu tai, sakau 1, 2, kai jis sako 1, 2, 3. 1, 2, 3 dedam rankas. Yeah. Bet nedaužom, aš paskutinę ranką. Gerai. Gerai. Nes šitas. Jau 7 diena. Šveicarija. 1, 2, 3. Pirmin! Pagaliau. 7 diena, 7 šiukšlių maišas. Viskas. Šiandien bandom nueiti kuo daugiau kilometrų, nes likęs atstumas pasidalina taip. Arba 3 dienos ramesniu tempu, arba 2 dienos greitesniu. Nusprendžiam dalinti visgi į 2 dienas, vadinasi, šiandien reikia gerai pasistengti. Reinelė Šveicarijai. Nėra brangu. Nėra brangu. Brangiau Prancūzijai. Brangiau Prancūzijoje iš ties. Šiuo atveju, ne? Net nustebus esu. Bet čia kafe rašo, žinai. Nu, jo, maistas brangiau nei Prancūzijoje, maistas. Bet gėrimai pigiau nei Prancūzijoje. Nu, Kai, ola. Turi žibintuvėlį. Ne? o kur tavo tas armitekas? Toli. Palauk, daug nufotkinti. Ėjom ir pamatėm šitas kopėčias. Reikia lipt. Ai, ten bunkeris, žiūrėk. Nu, reikia eiti. Šaudimai. Uždarytos durys, bet gal kažką Gal. pasižiūrėsim. Reikia lipa. Reikia rakto, raktai dažnai būna paslėpti iš ties. Po kokio akmenio. Tomas jau lipa.
kad... Ai, ne, tai buvom. Pra... Ai. Gerai. Kažkur gal raktą rastumėm? Ne. Šiaip raktas po akmeniu dažnai būna. Gal koks grobuonis uždarytas? Gal. Pakeltą mažą akmenuką. Gal Ne, tą? čia mažytai nematė. Čia ir žiūrėjau čionai. Šiaip kai buvau Balkanuose, tai raktas buvo realiai, žinau, šone užkištas, o tai tokį eit. Bet tai skaidrus vanduo. Šveicarijoje reikėjo į parduotuvę, nusipirkau obuolių, kainavo net 2 eurus ir nedaugiau, įsivaizduojat, šokoladas daugiau nei 4 eurai, bet reikia ir noriu, guminukai apie 2 eurus, apie 4 eurus, bet visi 3, apie 5 eurus. Ja, labai įdomios sultys buvo, 2 eurai kažkiek, agurkėlių, kolos, pasibaigė sausos. Daugiau jau nieko nepirksim. Laukas žuvį su batonu. Kerta, bet skanu. Aš jau kukurūzų indą suvalgiau dar obuolį. Varau pasimt kavos, gal kruasano dar. Ir jau eisim, nes dabar jau nieko nebebus, manau, iki Prancūzijos. Nieko. Tai gerai, kad apsirūpinom viskuom. Einam dar čia pasižiūrėsim. Tikrai gal Wi-Fi'us prisijungiu. Jo, turi? Kavytė, 2 euriukai, daliname su Luku. Vis dar kapuojam žuvytę, skani žuvytė, nukainota žuvytė, į batoniuką ir po to į tualetą. Dėkuoju daug. Grįžtam į Prancūziją. Didžiausias šiandienos klausimas, ar mes pasieksim Prancūziją šiandien. Ar tik jau rytoj ryte? Ką tu čia? O Vėdinimo sistema. šiandien saulės labai mažai nedžiūsta, Luko kojinės. Dėl to jis sugalvojo kažką įdomesnio. $6.80 680. and you have to go at end of the building on your right. Yeah, okay. Card no, ne? No, only cash. Na, davai paskutinę kavelę. 3 gambo, Daug. 3 kem. Daug. Tipo, sudaužti jaučiu negalima. Kodėl? Nežinau, čia kava. Paskutinis espresso Šveicarijoje. Šveicarijai, ne. Įsigijom šunį. Kilom. Kuprinė tikrai sunkesnė. Esu visa šlapia. Kokia 15 dabar. Neslysta. Gera foto iš ten būtų. Arba iš ten. Žiauriai gera būtų. Neslidu, ne? Aš galvojau slidu. Mum tenai, Lukai. O, wow. Reikia atsigerti. Atsigeriam, ne? Atsigeriam palatoj.
Coca-Cola gal kažkas. Reikia pasidaryti mini pertrauką, nes šiandien sunkesnės kuprinės. O čia galim. Truputį, ne? Jo. Nelengva šitą įkalnę. Buvo stati labai. Nėra lengva dabar. Visą šlapę. Dviračiai atvaro. Bet mes jau pasiekėm viršūnę. Čia jau bus Prancūzija. Neužilgo. Bonjour. Apsiniaukiam. Galimai vakarą šiandien lis, arba bent jau naktį. Ten tolumoje matosi snieguotas viršūnės. Pradeda dainuoti, lyti. Visi dedame spončą. Ir matomumas dingsta aukštai tarp kalnų. O davai pasistengėm paskutinį bėdą laiku atsikelt. Pašnekėsim prieš miegą. Anksčiau kamuką. Mes kiekvieną kartą sakom, kad Lyja. Bėgam į miškelį slėptis, nes su punčia labai karšta eiti. Leidžiamės dabar vėl į miestelį, tada bus kilimas link sienos, link Prancūzijos sienos. Lietus tai nėra stiprus, bet toks, kur valandą jau pabuvęs, gali būti ir šlapės. Kokiais tokiais mes čia einam. Bandam apskaičiuoti, ar rytoj vakare baigsim, ar poryt ryte. Dar ir patys nežinom, kiek čia laiko gausis mum. Kaip ir darom viską ekspromtą. Oi. Įsilinojo. Lipam žemyn, gali būti slidu, reikia atsargiai. Turim jau apie 25 kilometrus. Dar kol kas einam, bet valandos bėgi. Reikės ieškoti nakvynės, kempingo aplinkui irgi buvo ir yra. Nuspręsim ekspromtą. Kempingas, kurį mes praeinam. Mums dabar reikia sukilti, kad mes rasim nakvynę šiek tiek toliau paėję. Baigiam pakilti kuo toliau nuo miestelio. Neužilgo turėtų baigtis. Ir toks kelias, kur mašina nebeturėtų važiuoti. Čia jau medžiai. Bus galima surasti nakvynę. Matysim, ką gausim šiąnakt. Jau 7 valanda vakaro, greitai sutems, visi esam pavargę. Kalno įkalnėje radom vietą, privalom stoti čia, nes jau tuoj bus tamsu. Vietovė nėra labai lygi, bet vietoms 2 palapinėms tikrai užteko. Apsirenkam šakas, kad būtų lygiau ir pastatėm palapinę. Viską šlapia, reikia persirenkti. Šiandien tiek daug valgiam, kad vakarienės jau nebedarėm. Ėjom iškart miegoti. Nuėjom beveik 33 km, tai yra tikrai labai daug. Rytoj panašu bus paskutinė diena, reikia pailsėti. Naktį lijo, bet ant kalno medžiai padėjo nejausti, kad lietus labai stiprus. Labanaktis ir iki rytojaus.